Taip jau atsitinka gyvenime, kad mes visi padarom daug klaidų. Ir aš padarau, mes už tas klaidas mokame, brangiau, mažiau, kiti, kaip sakant, įsisuka, jeigu teisingai partijai priklausai, tai arba teisingai gaujai, tai priklausy konservatorių partijai ir pedofilas būsi tave irgi ten pašventinis ir nieko tokio, dar paskys, kada tau į Meksiką laiku išbėgti. Taip jau nutiko, kad praėjusią savaitę Vladimiras Laučius buvo sustabdytas, nes lygtais pasišalino iš autoįvykio ir jam buvo nustatytas girtumas. Na, tai yra netoleruotina, smerktina, tai ar aš, ar Petras, ar Antanas, mes bet kokiu atveju būtumėm irgi pasmerkti. Bet įdomiausia šitoje istorijoje, kad atsiranda vėl tie Vilniaus geniukai, kurie pradeda moralizuoti. Aš klausausi ir aš vis tiek niekaip negaliu suprasti to moralo esmės. Padarė žmogus nusižengimą, už tai labai brangiai jisai sumokės, viešųjų ryšių prasme, gyvenimo prasme, finansinė prasme, moralinė prasme, jis ją sumokės. Bet atsiranda teisuolių organizacija. Žinot, kaip tarybiniais laikais buvo tie Komulsovskai, tai tie dabar lygiai tokie pat. Ir jie dabar žiūrėk, sako, žiūrėkit, Vladimirą Laučių turi išmesti iš visų televizijų, Vladimiras Laučius neturi vesti jokios laidos, Vladimiras Laučius neturi nei vieno straipsnio. Ir kalba kas? Fako gerbėja, tai yra naujo prekinio ženklo LRT vidurinio piršto miliūtė rodytoja, kuris sako, čia negali būti ir panašiai. Ne taip senai, prieš keletą mėnesių, LRT reklaminis veidas, Monikos Garbačiauskaitės geriausia draugė ir bendražygė ir jinai tokia matyti tvirta moterų sąjunga, jinai parodo vidurinį pirštą parlamentui Seimui. Kas tai yra viešoje vietoje gesto rodymas, tai yra netoleruotinas ir užtraukia administracinę atsakomybę. Berods Selui, man atrodo, net už pareigūną dar tada įžeidimą irgi gavo baudą, jeigu aš gerai prisimenu. Tai šičiai vietoj. Dabar LRT ne vienas žurnalistas buvo pagautas, girtas, ne vienas žurnalistas buvo padaręs autoįvykį. Ir šitoje istorijoje išlenda Arūnas Valinskas. Aš nesu prieš Arūną Valinską, aš Arūną Valinską pažįstu daug metų. Arūnas Valinskas lygiai taip pat buvo pagautas, girtas. Lygiai toks pats principas kaip ir Vladimiras Laučius, praktiškai ne analogija, bet kažkodėl tai LRT nuo jo neatsiriboja, jisai veda sėkmingai laidas. Andrius Tapinas sako, mes esam geriausi draugai ir toliau vedam laidas. Lygiai taip pat LRT, ta pati Miliūtė ir Garbačiauskaitė ir visi kiti, nesako, Rūna, eik tu raupsuotas, eik tu į šoną, tu čia mums nereikalingas, ne? Čia sako, jūs jį pasmerkit, jūs jį nugilitinuokit, bet kai pas jų tarpe yra girtų ir prisidirbusių irgi lygiai taip pat, jiems duoda ves laidas, šiek tiek nušalina panašiai. Šitoje istorijoje atsiranda Bruveris. Žmogus irgi puikiai žinote, irgi Panevėžyje istorija, irgi berods autoįvykis, pasišalina iš autoįvykio, sunkus girtumas, ne? Vienas, ten gerai, pasmerkė, nepasmerkė, Gedvydas Vainauskas, ten aš atsimenu, leido jam ten ant atsarginių solelių Lietuvos ryte pabūti, nežinau kaip jis ten rašė straipsnius ar ant savo vardo, ar ant kito vardo, neprisimenu, bet vienu žodžiu žmogui leido Jis ten įsireabilitavo, viskas tvarkoja, pradėjo vesti laideles ir panašiai. Tada jį priema dirbti į Delfį, man atrodo, ar dar kažkur, tai bijau gal dabar sumeluoti. Vėl pagauna girtą, bet visi tyli, visas šitas burbulas, arba to fako vadinami gerbėjai falų, jie tyli, nieks nieko nesako. Dabar negana to, tas pats Vytautas Bruveris tampa Delfio pagrindinis reklaminis veidas ir jisai kalbina ne bet kokį mulkį, kokį tenais ar dar kažką tai, bet jis kalbina Gabrielių Landsbergį, teisiausios, nuoseklingiausios partijos lyderį. Bet ne tik yra teisingiausia, šita partija 2007 metais pripažinta turi teroristinių ryšių. Netgi jos partijos nariai, tuometinis generolas Pocius, nuslėpė ryšius arba netinkamai davė parodymus. Komisija yra konstatuota. Jūs man dabar paaiškinkite, aš tada sėdžiu, aš niekaip nesuprantu, tai kur čia tada yra tas moralas? Tai grįžtu aš prie vieno paprasto dalyko. Jeigu tu esi konservatorius, tau leidžiama viskas. Jeigu tu esi ne konservatorius, tave gali smerkti nužudyti. Tai man čia dabar kyla klausimas. Kiek Lietuvoje mes turim tų dvigubų standartų, kiek Lietuvoje turi dvigubo aukšto namų, ar ten, 5-7 aukštų, kad jiem leidžiam. Ir tada grįžtu prie kitos dar pozicijos, prie verslininko Edmo. Šaunuolis Edmas moka daryti, Jakilaitis, jis sugeba šypsotis Nausėdą kaip tas Garfieldas ir prašyti picos ir sakyti, gerbiamas Nausėda, aš labai noriu paimti iš tavęs interviu, tu toks nuostabus, tu toks geras. Nausėda patikė jo gražiom tom akim ir jis įsitraukė, duoda jam interviu, praeina 3 dienos, jisai duoda publikaciją, koks Nausėdas niekam tikė, kaip Nausėda niekaip nesupranta. Jis nežino, kad jis yra vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas. Iš jo šaiposi, tyčiasi ir kartu praėjusio šeštadienį vyksta renginys Nidoje, ten berods festivalis, jis man atrodo liko organizatorius ir jo irgi sūnus papuola važiuodamas vandens motociklu, neturėdamas teisių. Jeigu papultų mano sūnus, tai šiandieną čia trybūtų visos spaudos, žurnalistai, aš nuo žemės nekilčiau, ne? Bet kadangi papuolė verslininko Edmo sūnus, sako, ne, čia sako viskas tvarkoje yra. Mielas Edmai,
puikiai suprantu ir mano vaikai lygiai taip pat su vandens motociklu nori važiuoti ir tavo vaikas lygiai taip pat nori važiuoti. Aš puikiai tą suprantu. Nelaikau aš čia kažkokiu dideliu grubiu pažeidimu. Bet mielas Edmai, mielas verslininkė, tu suprask vieną dalyką. Tas dvigubų standartų taikymas tau, man ir kitiem visą laiką atsisuka bumerangų prieš jūs pačius. Ir čia va ta lazda turi du galus. Vienam lazdė tu laive plauki su tam tikrais pareigūnais, kitam lazdė tavo sūnus papuola. Tai tiesiog, kada tu bandai kitą kartą smerkti kitą žmogų arba bandai jį paauklėti, pasižiūrėk pats save į veidrodį.